ir brangūs seneliai. Daug metų nešiojote mus ant rankų, daug kartų glostydami galvėles mokėte tų gyvenimo tiesų, kurių vis dar nežinojo mūsų jauni tėveliai. Taip viskas paprasta atrodo amžinoje kasdienybėje. Mamytės koks vardelis? Taip, mamytė Greta, ne? Ugnytės močiutės? Močiutė Jausytė pašnibždės? Močiutė Rita. Elingutės močiutės? Papasakau, ką jūs veikia darželėje? Žaidžia, valgo, miega. Taip. Gerai. Dabar Ugnytė. Du priekyje, du gale. Du bėga, du bėga, du vejas. Ką tai reiškia? Yra toks posakis. Gerbk senelį, nes ir pats pasensi. Ką čia reiškia? Kaip čia suprasti? Gerbk senelį, nes ir kaip jums atrodo, vaikučiai, ar jūs kada nors pasensite? Kalbeliai prakilni, žodžių muzika švelni, nešauks, nereiks vardu, balsu, senelė myli ir duko. Jisai duko. Va, uždėk močiutė ir tėvukui tokius širdelių daug. Elingutė, močiutė, sakyk, ačiū už viską, tau širdelės. Dabar Ugnytė dovanoja savo močiutė, taip? aš ją nevadinu, mano višta šiurpiai, 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 o gaidelis giedurėlis tamsų rytą gieda, o gaidelis giedurėlis tamsų rytą gieda. Važiavau į turgų, nusipirkau antį, visi nori sužinoti, kaip aš ją vadinu. Visi nori sužinoti, kaip aš ją vadinu. Joj, joj, į gyvenimą obuolių. Oj, joj, joj, į gyvenimą obuoliauti. Oj, joj, joj, gyvenimis iškelina padėti, tu čia pakliuvai, iškelina padėti, tu čia pakliuvai. Ir nežinai, Į kitą pusę. O paskui šildosi meškos. Daro šitai. Ai,
Kaip čia padaryti? Didelėms būtent